Sveiki mūsų žiūrovai. Su jumis šį gražų savaitgalį Elita ir Adomas. Čia laida apie mokslą ir technologijas IT+. Šiandienos laidoje papasakosime apie Apollo 11 3D modelį, IBC parodą Amsterdame ir naują iPhone. Taip pat apie Switch konferenciją Vilniuje ir itin atsparų telefoną Cat S60. Taigi ir pradedame laidą. iPhone 7 ir iPhone 7 Plus jau Lietuvoje. 4,7 colio įstrižainės iPhone 7 kaina prasideda nuo 769 €, o 5,5 colio įstrižainės iPhone 7 Plus nuo 909 €. Pirkėjai galės rinktis iš 5 įrenginio spalvų, o mažiausios talpos telefonai turės 32 GB vidinės atminties. Naujausius Apple telefonus Lietuvoje galima įsigyti visose autorizuotose Apple produkcijos pardavimo vietose. Naujuose įrenginiuose įdiegta pati naujausia iOS 10 operacinė sistema, o kamera turi optinę nuotraukų stabilizavimo sistemą. Ji praleis 50% daugiau šviesos nei senesni. Naujieji iPhone modeliai turi plataus kampo su 28 mm židinio nuotoliu, o iPhone 7 Plus papildomai turi ir antrą 56 mm kamerą, kuri leis fotografuoti kokybiškai pritrauktus objektus. Naujoje telefonų kartoje Apple pristato stereo garso sistemą, kurioje vienas garsiakalbis yra aparato viršuje, kitas apačioje. Ekranas tapo 25% šviesesnis, o naujos kartos procesorius A10 Fusion telefoną iPhone 7 pavertė 40% greitesniu už ankstesnius jo analogus. Ko gero daugiausia dėmesio sulaukė žinia, kad naujasis iPhone tapo atsparus ne tik dulkėms, bet ir vandeniui. Taip pat jame neliko standartinio ausinių kištuko. Norint naudoti įprastas ausines, su naujuoju iPhone reikės specialaus perėjimo. Taip pat nebus galima vienu metu klausyti muzikos ir krauti telefono. Smithsonijos muziejus išleido viešai prieinamą Apollo 11 įgulos kapsulės 3D modelį. Su šia kapsulė, pavadinta Kolumbijos vardu, Neilas Armstrongas, Buzzas Aldrinas ir Michaelas Collinsas nuskrido daugiau nei 3,5 milijono kilometrų iki Mėnulio ir sėkmingai grįžo atgal. Itin detalus kapsulės modelis atskleidžia kiekvieną smulkmeną ir astronautų ranka užrašytus komentarus bei skaičiavimus ant kapsulės sienų. Iki šiol kapsulės viduje lankėsi labai nedaug žmonių, tad ir kokybiškų nuotraukų, kuriuose viskas atvaizduota, tiesiog nebuvo. Muziejaus lankytojai vidų matė tik per mažą kapsulės langelį. Dėl ribotos vietos ir itin didelio smulkių detalių kiekio kapsuliai skanuoti buvo kuriami specialūs instrumentai. Situaciją apsunkino ir blizgus paviršiai. Iš viso buvo pritaikytos 7 skanavimo technologijos ir pririnkta daugiau nei terabaitas duomenų. Apollo 11 kapsulės modelį galime apžiūrėti tiesiai interneto puslapyje, tačiau ten rodomas modelis yra tik mažos kokybės. Norintis geresnės kokybės, gali atsisiųsti virtualiai realybei pritaikytus ar kelis gigabaitus užimančius neapdorotus modelius. Žadama, jog ateityje bus galimybė atsisiųsti ir maksimalios kokybės modelius. Amsterdame pasibaigė 49-oji tarptautinė elektroninės žiniasklaidos ir pramogų industrijos paroda konferencija IBC 2016. Nuo 1967 metų organizuojama paroda pradžioje buvo skirta kino ir televizijos įrangai pristatyti. Šiandien jį laikoma didžiausiu Europoje renginiu, skirtų televizijos, multimedijos ir skaitmeninių technologijų temoms. Šiųmetėje parodoje savo naujausius sprendimus pristatė per 1600 dalyvių, tarp kurių tokios pasaulinės bendrovės kaip Microsoft, Cisco, TP-Link, Aris, SIF, Google, Nokia ir daugybė kitų. Konferencijoje buvo galima išgirsti daugiau nei 300 pranešimų, kuriuose patirtimi ir įžvalgomis dalijosi didžiųjų pasaulio telekomunikacijų bendrovių atstovai. Paroda konferencija IBC 2016 į Amsterdamą pritraukė per 55 000 dalyvių iš daugiau nei 170 pasaulio šalių. Parodoje konferencijoje IBC 2016 lankėsi ir 5 kontinentų komunikacijų centro delegacija. Įmonės specialistai susitiko su partneriais, domėjosi pristatomomis naujovėmis. Apsilankimas vienoje didžiausių tokių pobūdžio parodų leidžia geriau suvokti, kas vyksta rinkoje ir per gan trumpą laiką susipažinti su pasaulinių lyderių pristatomais sprendimais. Specialistai iš 5 kontinentų parodoje domėjosi IPTV technologijomis, kurios leidžia plėtoti išmaniąją skaitmeninę televiziją ir pasiūlyti klientams platesnį paslaugų spektrą. Taip pat atstovai parodoje gilinosi į televizijos technologijų naujoves, kurias integruoti į savo veiklą siekia 5TV. Šiemet parodoje daug dėmesio buvo skirta televizijos turinio personalizavimui. Tai yra galimybei pačiam žiūrovui rinktis, ką ir kada žiūrėti.
Didelis dėmesys skirtas 360 laipsnių vaizdo sistemoms, protingų namų sprendimų integravimas į išmaniosios televizijos platformą, taip pat bendrovių pristatyti multiscreen sprendimai, bei sistemos leidžiančios televiziją žiūrėti ne tik televizoriaus ekrane, bet ir telefone, planšetinėme kompiuteryje ar net automobilyje. Tiesioginės transliacijas su multiscreenu, tai yra dinamiška informacija šalia vaizdo, sėkmingai pritaikė ir savo klientams jau siūlo 5TV. Šią vasarą prekyboje pasirodė itin atsparus telefonas CAT S60, skirtas elektrikams, santechnikam, mechanikam ir statybininkam. Tai yra pirmasis pasaulyje telefonas su integruota termovizijos kamera. Ir ne šiaip kažkokia, o būtent šios technologijos lyderės FLIR sukurta. Be to, jis gali visai valandai panerti 5 metrų gylyje ar kristi iš beveik 2 metrų aukščio ant grindų. Kam reikalinga termovizijos kamera? Su ja galima matyti paviršių temperatūrą. Žiemą galima apžiūrėti savo namus iš lauko ir lengvai pamatyti, per kur iškeliauja daugiausiai šilumos. Žiūrint į elektros kabelius, galima pamatyti silpnus sujungimus ir per plonus laidus, kurie labiau kaista. O atsukus termovizoriui prakiurus į šildymo vamzdį ar ortakį, lengva atrasti, kur problema. Automobilyje taip pat matosi išmetimo ir aušinimo sistemos pažeidimai. Na ir žinoma, galima pasidaryti unikalų selfie. CAT S60 telefone sumontuotas termovizorius tėra vos 80 ant 60 pikselių raiškos. Tačiau telefonas jį automatiškai sujungia su įprastos kameros vaizdu ir viskas matosi daug aiškiau. Programinė įranga išsaugo abiejų nuotraukų originalus, tad vėliau galima pakeisti termovizijos spalvų gamą ar tiesiog atskirai apžiūrėti vaizdus. Mat sujungtas vaizdas ne visuomet tiksliai sutampa, ypač apžiūrinėjant elektronikos plokštės iš arti. Taip yra todėl, kad tarp kamerų yra apie centimetro atstumas. Kita išskirtinė S60 savybė yra didelis atsparumas vandeniui. Net su nesandariai uždarytų USB dangteliu jis neplanuotai gali panirti į 2 metrų gylį. Norint pasiekti 5 metrų gylį, reikia tvirtai uždaryti visus jungčių dangtelius ir ertmių apsaugas. Šalia garsiakalbių yra maži ir nagus laužantis jungikliai, kuriuos perjungus ertmes uždengia mechaninės užuolaidos. Tiesa, kam to reikia, man sugalvoti nepavyko. Telefonai vandenyje dažniausiai skęsta netyčia, o nerti į 5 metrų gylį elektrikams ir statybininkams dažniausiai nereikia. Labai nelaimingiams santechnikam gal ir tenka. Termovizorius po vandeniu nieko nerodo, nes infraraudonieji spinduliai vandenyje neprasiskverbia. CAT S60 yra atsparus smūgiams ir nukristi gali iš 1,8 metro aukščio ant kietų grindų. Telefono mėtyti nebandžiau, bet jo pristatymo metu atstovai teigia, jog pasimokė iš ankstesnio S50 telefono, kurio ekrano sudaužyti sunku nebuvo. Pažįstu automechaniką, kuriam taip nutiko net 3 kartus. Bet kokiu atveju, S60 skilęs ekranas daugeliu atveju bus laikomas garantiniu gedimu. Siekiant padidinti atsparumą į šį telefoną kortelės dedamos ne iš šono, bet nugarėlėje atidarant dangtelį. Užkliuvo tai, kad dangtelio atidarimo mygtukas yra labai lengvai pasiekiamas ir tiesiog norisi jį darinėti laikant rankoje. CAT telefone atsisakyta belaidžio krovimo technologijų, nes šiuo metu nėra aišku, kuris standartas liks ilgam, o kuris išnyks. Visgi, jei nuolat darinėjamas USB dangtelis susidėvės, jį taip pat žadėjo sutaisyti nemokamai. Ekranas gerai veikia net maigant šlapiom rankom ar su pirštinėm. Įrenginys rankoje jaučiasi tvirtas, nebarškantis ir yra gerokai stilingesnis nei jo pirmtakas S50. Telefono parametrus matote ekrane. Jie nėra kažkuo ypatingi ir atitinka gerą vidutinės klasės telefoną. Tiesą sakant, viskas puikiai veikia ir nesijaučia, kad operacinė sistema stabdytų. Bateriją teks krauti kiekvieną naktį. Nors gal jis ir atlaikytų 2 dienas, vaikščioti su 5% baterijos likučio visai nesmagu. Lietuvoje CAT S60 be sutarties galima įsigyti už maždaug 650 eurų. Rugsėjo pradžioje Vilniuje vyko didžiausias Baltijos regione modernių technologijų ir verslumo renginys Switch. Renginys pritraukė daugybę dalyvių, moksleivių, studentų, profesionalų, verslininkų, viešojo sektoriaus atstovų iš Lietuvos ir užsienio. Dronai padavėjai, sėkmės istorijos iš vizionierių lūpų, elektroninių verslų vilkai, besidalinantis patirtimi buvo tik dalis renginio. Renginys kaip ir kasmet buvo padalintas į 2 dalis – jaunimo ir profesionalų. Jaunimo dalis kupina įkvepiančių istorijų, plačių užmojų ir padrąsinimo. Jiems buvo skirta zona, kur virtualią realybę, dronų, 3D spausdintuvų, robotų galimybės ir daugelį kitų technikos inovacijų galėjo išbandyti kiekvienas dalyvis. Jie taip pat turėjo progą susipažinti su sauso ledo jėga, kelis kartus, gal net kiek per garsiai, stebėti superlaidumo ir kitų mokslo pasiekimų demonstracijas.
Abi Switch dienas vyko hackatonas, kuriame dalyvavo ir elektroninių verslų entuziastai ir visi norintys išbandyti savo jėgas, kuriant skaitmeninį verslą. Šiemet hackatono užduotis buvo sukurti verslo idėją, susijusią su elektroniniu mokymu. Vienu esminių konferencijos akcentu tapo Gineso pasaulio rekordo siekimas. Litexpo susirinkę vaikai drauge mokydamiesi programuoti pasiekė pasaulio rekordą. 712 mokinių dalyvavo didžiausioje programavimo pamokoje pasaulyje. Switch profesionalų dalyje pasirodė vizionieriai, sėkmingiausių skaitmeninio verslo bendrovių vadovai ir Lietuvos bei ES ekspertai, apžvelgė Europos ir pasaulio informacinių technologijų tendencijas. Switch visiems dalyviams buvo nemokamas, o negalėję atvykti galėjo stebėti tiesioginę transliaciją per scena.lt ir Delfi TV. Transliaciją užtikrino šviesolaidinis tinklas Skynet ir Studija 5 TV. Visų pranešimų įrašus galite rasti svetainėje scena.lt, atsidarę šių metų Switch puslapį. Štai tiek 233 laidoje. Kitoje papasakosime apie dronus, kurie jau realiai gali pristatyti siuntas. Taip pat telefono Coolpad Modena 2 apžvalga ir kitos naujienos. Mūsų Facebookas jūsų laukia. Ir ankstesnės mūsų laidas galite žiūrėti 5 TV ir YouTube 5 TV kanale. Iki pasimatymo po savaitės. Iki. Elektroninių. Ne. Apollo. Mhm.